Na ką, sveiki, mėly draugai, Vaidas čia su savo kelionė į pragarą. Tai šiandien antra diena, galbūt truputį apie vakar. Tai vakar sunkiai sekėsi, belė kaip sunkiai. Negalvojau, kad taip sunkiai man bus. Bet nu ką, 600 pėm įguldžiau, kampais tenai, bet pravažiau. Nu sunku tos 600 nuvažiuoti. Aišku, aš dar toksai kaip stiprus optimistas, tai pasidariau winding road. Tai žiūriu, kad mane veda, kažkur veda. Ir realiai 6 pėm nuvažiavau, buvo 7 dim, tai turėjo būti štuka 100 pėm, ne? Štuka 100, o dabar yra 1229. Tai va, tai čia realiai, kur yra Varšuva, tai aš turėjau kažkaip ten potesiai tai pralėkti, bet ten prie Varšuvos dabar vėl remontai visokie. Taip tenai guldžiau, smagiai, su tokiu Volvo. Tai tas Volvo irgi pjauna, ant poskių pristabdo, bet tiesiog į mane lenkia. Tai taip, nu, įdomiai, ten smagiai praėjo tas laikas ir žiūriu, man rodo, nusuk, bet aš galvoju, ne, važiuoju į Varšuvą, ką aš čia. Taigi do Varšavы priехали. Nu tai va, tai ir nugrybavau, paskui čia pradėjau ieškoti kolonėlės, po to kolonėlėje sustojau, pasižiūrėjau, kad čia kempingas yra, nes čia yra Suntago parkas, vandens, esam buvę, šiaip neblogas visai, kempingėlis toksai, pusė velnio, viskas nauja, neužteršta, žmonių nėra, vienas jau žmogus su dukra buvo ir dar kažkokia vaikšta, čia iš viso kažkokia lempinė palatkė. Yra elektra, vanduo prie kiekvieno stulpelio, tai labai neblogai, tai, bet 18 eurų. Tai va, netamesnė. Viskas čia gerai. Išmiegojau, biškį galvos skauda. Ant moco vėl norisi lipti, nežinau kaip tik tai užpakalis. Tai nepadėkos turbūt. Subinikė. Ir va, nu pasipildžiau vandens, užkandau, nelabai valgyt norisi, galvos skaudančią. Pasidažom lūpas ir į kelią. Labai sausėja kažkaip. Ir troškina kažkaip keistai važiuojant, belia kaip, ir lūpos sausėja. Tai va, tai ką šiandien laukia. Irgi tiek pat tų kilometrų. Na, ką tik susirašinėjau, tai palikau rankšluostį, prisiminiau į dušą nuėjęs. Tai teko šluostytis šmaikę standartiškai. Ir
Tai va, ir reikia varyti Decatloną, nusipirkti rankšluostį. Tai Decatlonas arba Dresdene realiai, arba Leipcige. Tai man Leipcigas kažkaip labiau pakeliui. Tai aš varysiu į Leipcigą. Ten čiukių tokių ežerų yra, tai manau, kad bus kur ir kempingą apsistoti. Tai va, užsidėjau kelnes šiandien čia. Sunkiau lipasi su tam kelniam, bet šiandien lietų pranašauja. Tokį tipo bombinį. Ir kvalas ir ten visi bairiai. Tai va, ir temperatūra aišku atvės. Dabar tai yra vienas. Žiūrim, dar nieko nepaliekam. Čia naujai viskas daryta, keliukus jau rodo, bet važiuoti negalima. Benzo turiu, viską turiu. Realiai tai kavos tik norėčiau iš šalmo stiklą nusivalyti. Tai va, tai stosiu Leipcige turbūt kažkur į Decatloną. Nes reikia rankšluosčio. O iki Leipcigo 700 km. Tai ten kažkur, manau, ir kempingą rast galima. Tai realiai čia kaip žmonės pirmiau ieško drabužių už 3000 eurų, o paskui mąsto apie keliones ir motociklus, tai geriau tos 3000 dasimeskit prie moco geresnio, kad nereiktų mum tvarkyti paskui. O rūbus tai galima susišaudyti tikrai. Yra jau tų ir veža, ir panaudotų, ir Facebook'e atsidarykit, pasižiūrėkit, pilna panaudotų, ypač moterim, nes su moterim labai viskas būna daug, žinau, kam taip tekia jau, tai vyras nusiperka motociklą, moteris, o tai važiuosim, keliausim kartu, viską darysim, varysim. Vyras savo aprangą nuperka, moterį nuperka savo. Ir po to moteris pavažiuoja čia va tai. Pasikrato ant to moco 1-2 kartus.
Ir viskas. Ir baigėsi keliavimas. Du kart panaudojus. Tai va tų rūbų tokių moterim tai belekiek. Blemba, o šiaip kaip nekeista, tai galvau šikna belekiep skaudės. Bet čia, kur į kraštą aš vakar užsidėjau tokias sintetinės plonas kelnes, kad būtų vėsiau važiuoti. Tai man atrodo, jos čia pagadino reikalą. Nes man užpakalio, taip tarp užpakalio ir kojos, kur tas sujungimas yra, tai jisai trynėsi stipriai į sėdynės kraštą čia. Tai va, šiandien tikslas prakirst į vokiečius, dekatlonas ir kempingas susirast. namai irgi jau vokiški statiniai. Reklamos. Čia realiai dabar pažiūrėjau, tai iki vokiečių sienos
Tiesiai važiuojant, jeigu 120 km. Kampais taip kaip aš važiuosiu, tai... Parkamščiai čia visur. Belekė.